Sveikučiai, sveikinu su jumis iš Hue miesto jau. Šiandien visą dieną pralyjo lietus, tai tik nustojo lyt, pasiėmiau iš karto pirdą, šokau ant pirdos ir iš karto veiksmą. Atvažiavau čia į tokį mišką. Radau Google Mapsuose, kad yra kažkoks senas apleistas bunkeris, tai atvažiavau pažiūrėti čia to bunkerio. Visai dar ganėtinai erdvus. Nežinau, kaip čia tas bunkeris išsidėstęs, nėra jisai didelis, bet čia tik buvo tarpinė stotelė, iki kur iš tikro važiuojam. Tai reikia man iš čia dabar nulipti ir važiuosim į įdomesnę vietą. Labai gražus miškas ir vėl pradėjo lyt, bet čia turėtų būti labai trumpas lietutis. Tai dabar važiuoju į apleistą vandens parką. Labai čia tas mažas parkas likęs. Aplink visą šitą ežerą yra apėjimas takeliu 2 kilometrai. Tai aš galvoju, einu aplinkui, pasižiūrėsiu, kas gero. Tai tenai buvo ta tinginio upė, Lazy River. Tas pagrindinis pastatas, aš manau, kad ten buvo tiesiog kaip persirengimai visi, žodžiu, įėjimas, išėjimas. Jo, tai viduje buvo įspūdingas akvariumas su žuvimis, krokodilais ir net amfiteatras, kuris talpino 2500 vietų, kuriame vyko vandens lėlių teatras. Bet dėja, parkas buvo apleistas dėl finansų stokos, tiesiog nepavyko uždirbti pakankamai pelno. Bet daugiau kol kas nieko čia neradau, tik tai va tavo mažą vaikų erdvę. Šiaip į šitą parką papult dabar yra nemokamai viskas, bet prieina žmogus, kai pasistatai motorolerį,
Sako, paaukokit, nes šitie vietnamiečiai, vietiniai, žodžiu, ateina, prižiūri, tvarko visą aplinką, tai sako, palikit auką kažkokią, kažkiek, kiek tai galit. Tai žodžiu, buvo apgautas čia GPT, atvažiavau čia kažkokią gatvelę, bet čia nieko nėra. Turėjo būti čia faina gatvelė. Turisto nei vieno nematyt, nieko nematyt, bet pamačiau, kaip vietiniai šiek tiek čia įsikūrė. Tai dabar sugalvojau, kadangi esu kita miesto gale, važiuoju į hostelį ir parodysiu jum naktinį Hue miestą. Labas rytas, dabar yra 10 valandų. Rodė, kad visą dieną lis lietus, bet iš tikrųjų dabar saulė šviečia, tai nieko nelaukiu. Pakuojas daiktus, sėdom mopedo ir važiuom žiūrėti miesto. Pirma dienos stotelė yra imperatoriaus Kai Din mauzoliejus. Tai einam pažiūrėsim, kas čia tokio ypatingo. Kaip supratau, čia yra jo kapas, jis yra palaidotas čia. Už įėjimą sumokėjom 150 000, kas yra 5 eurai. Dabar esu pakeliui į Hue miesto centrą, nes Hue miestas yra istorinis labai miestas. Jame yra daug išlikusių senų dalykų. Truputį lietus pamaišė mano planus, nors už nugaros mėlynas dangus, bet ką tik pylė kaip iš kibiro. Tai pasižiūrėsiu miestą, kas ten gero, yra citadelė kažkokia. Dar kažkas yra, dabar nebeatsimenu jų pavadinimų, bet turėtų būti įdomu. Tai atėjau į Hue imperatorišką miestą. Už įėjimą sumokėjau 200 000, kas yra netoli 7 eurų. Vaikštau čia dabar po tą miestą. Tai pastebėjau vieną dalyką, kad labai ramu čianai. Nesigirdi mopedų, nesigirdi mašinų, tai vien dėl to čia malonu vaikščiot. Labai gražiai augalija čianai susodinta, prižiūrėta, biški kelias slidus. Ir manau, čia bus paskutinis tokio tipo objektas Vietname, nes jau tiesiog nieko naujo nebepamatau. Vos ne tas pats per tą patį, nors Hue miestas, va būtent šitą vietą, turėtų būti kaip sostinė visam Vietnamo tų išlikusių šventyklų, imperijos laikų statinių. Tai va, tai manau čia paskutinis ir tiesiog nebegaišiu laiko šitiem visiems dalykam. Einu čia po kažkokį pastatą ir ką tik taip išsigandau. Ir aš galvojau, ten tikros 2 merginos, pasirodo manekenės. Tai apėjau visą čia tą miestą imperatorišką. Iš viso praėjau 4000 žingsnių. Ar verta? Visada verta ateiti tokias vietas. Ar kažko labai daug naujo pamačiau? Ne visai. Žinau, kad Tailande bus gražesnių šventyklų. Vienas tik įsimintiniausias buvo, tai tas pastatas, kur mozaika apklijuotas visas išorė. Tai va, jisai buvo gražus, vienintelis realiai iš visko. Tai dabar yra dar citadelė čia netoli, bet jinai dirba iki 5, o dabar yra 4:30. Tai nežinau, ar spėsiu nueit. Jeigu nebespėsiu vidų nueit, tai bent jau iš išorės kažkiek pamatysiu. Tai žodžiu, atėjau aš čia į tą citadelę, bent jau taip Google Maps įrašo. Nes va, citadelės taškas čia, aš esu tarp kažkokių šiukšlynų.
Tai nežinau, einu kažkur toliau, čia mačiau yra kažkoks ežeras, kažkas įdomaus ten gal bus. Tai žodžiu, nieko čia gero nebuvo, manau čia ir užbaigsiu šiandien dieną. Rytoj išvažiuoju jau į kitą miestą, Danangą, kuris yra už 1-2 valandų kelio nuo čia. Iš ten bus jau atskiras video. Jeigu patiko šitas video, tai užsiprenumeruok mano kanalą. Jeigu matai kažkokios kritikos turi, būtinai mane parašyk, įvertinsiu ir patobulėsiu. Iki.